Aš esu Asta Nova ir aš esu transformacinio sisteminio metodo ir 2 transformacinių programų. Ir aš dirbdama su moterimis matau tokių bendrybių, matau tokių dalykų, kuriuos aš sistematizuoju, matau tokių klaidų, tokių dalykų, už kurio moteris tarytum už inkaro užsikabina. Tarp kitko, aš esu praktikė, nes lygiai tą patį, kuo aš su jumis dalinuosi, aš praėjau savo gyvenime. Ir todėl šiandieną aš nusprendžiau, matydama, kaip tai stabdo moteris, ambicingas, išmintingas moteris, tos, kurios yra savarankiškos, kurios siekia savo gyvenime, gyven geriau, kurios siekia savo gyvenime, kaip jos pačios įsireiškia, laisvės, nusipirkti tai, ką aš noriu, pakeliauti, turėti laiko laisvo savo. Ir todėl aš šiandieną pakviečiu jūs, kad pasidalinsiu jumis tokiomis giliomis, 3 esminėmis klaidomis, kurios, kaip aš suprantu, blokuoja didelius pinigus. Merginos, trumpai, ko laukiam šiandieną penktadienio vakaras, žinau, kad visos norit savais reikalais susimti, ilsėtis, bet tos, kurios esate čia, labai džiaugiuosi jumis, nes man kaip tik labai patinka dirbti su tokiom ambicingom, atkakliom, ieškančiom moterim, kuriuom nesvarbu. Penktadienio vakaras, sekmadienio naktis, jeigu man reikia, aš būsiu, aš darysiu. Tikiuosi, girdisi ir matosi gerai, pas mane toks fonas nelabai ypatingas, nes aš dirbu ne iš savo įprastinio darbo kabineto, todėl kad šiuo metu aš esu kelioniai, ne kelioniai, bet tiesiog mes gyvenam taip, toks yra mano gyvenimo būdas, dirbti keliaujant. Dabar mes esame Meksikoje keletą mėnesių, tai tenka prisitaikyti prie aplinkos. Tai sprendėm irgi su asistente dėti tą paveikslą, nedėti, bet esmė ne tame. Esmė ne fonas, esmė ne kaip aš atrodau, ne visi kiti dalykai, esmė tai, ką jūs sužinosit. Ir tikiuosi, kad tai bus jums labai naudinga. Dar kartelį labas vakaras, dar kartelį dėkoju jums, kad esate čia šiandieną, kaip ir sakau, patinka tokios moteris, kurios yra ambicingos, savarankiškos, ieškančios, kapstančios ir norinčios gyventi geriau, laisviau ir taip, tam reikia šiek tiek kartais laiko, tam reikia pastangų. Taip, pakviečiau šiandieną jūs pasidalinti 3 svarbiomis esminėmis klaidomis, kurias aš matau, dirbdama su moterimis, kurios blokuoja didelius pinigus. Kai kalbu apie didelius pinigus, tai suprantama, kad dideli pinigai kiekvienai iš mūsų yra skirtingi. Bet kalbėkim taip, kiekvieną patį tą nusprendžiam. Kai aš kalbu apie didelius pinigus, aš turiu pinigus, kada moteris jaustųsi su ta pinigų suma, kad jinai gyvena laisvai, kad jinai gali sau leisti įsigyti tai, ką jinai nori, be sąžinės griaužimo. Kaip taisyklė tokiams moterims, joms yra svarbi laisvė keliauti, laisvė tam judesy, dar kartą pasikartosiu, tą laisvę pasirinkime, dirbti savo, užsidirbti, nesigriaužti, ta prasme, ko aš savo negaliu. Kaip moteris sako, aš noriu pirkti viską, ko užsimanau, kada užsimanau ir kiek užsimanau. Tai kiekvienai tas didelis yra savaip, bet aš matau ir aš esu išvedusi tokį, tiesiog iš to savo praktikos ir iš savo klienčių gyvenimo, aš matau, kad yra labai didelė grupė tokių moterų, kurios turi ir diplomus. Jos turi atsakingas pareigas ir darbe jos yra labai vertinamos, jomis pasitikė, kaip taisyklė dauguma iš jų. Galbūt turi ir papildomas kažkokias veiklas. Kodėl? Todėl, kad jos visą laiką ieško, o kaip geriau, o kaip pagerinti. Taip yra tokia grupė moterų. Ir pas jas yra, gal dar grįšiu, kad dar apie tokias moteris yra, kad jos visą gyvenimą keičia veiklas, bando, jos moka parduoti. Ir gal ne visą laiką sekasi taip, kaip jos nori, bet jom ir tas pardavimo procesas yra gan priimtinas. Pas jas yra toks sveikas požiūris į pinigus, kaip aš sakau. Tai pas jas materialūs dalykai, pinigai, norėti daugiau, pas jos yra nenuvertini. Tai kaip pas kitą grupę moterų. Tai su tokiom aš ir noriu kalbėtis ir tikiuosi su tokiom mes rasim bendrą kalbą. Ir dabar dirbdama, ką aš matau, kokios yra klaidos. Pirma klaida. Tokia
Įsiklausykit labai gerai, todėl kad viskas tai, ką aš dalinuosi, yra jau gilesni dalykai. Neužtenka plaukti paviršium ir žiūrėti į tai, kas paviršium. Ir šita klaida skambėtų taip, kad aš arba moteris, aš negyvenu dėl savęs. Ir daugumai atrodo, oi, ne, čia ne apie mane, kaip aš tai dėl savęs gyvenu. Aš ir stengiausi, ir mokiausi, ir diplomą turėjau, ir rašiausi, kad kažkokius tai dariau didžiulės pastangas, kad gaučiau geresnį darbą, veiklą savarankišką pradėčiau, ne vieną verslą bandžiau, galbūt ir emigraciją, ir užsienį kažkokius verslus atidariau. Čia ne apie mane. O dabar būtent aš ir norėčiau, kad mes pažiūrėtumėm į gylį. Kaip tai pasireiškia? Žiūrėkit, kas vyksta? Tame yra klaida, kad taip, moteris dėl savęs stengiasi daug, bet pas ją yra finansinės lubos. Ir kaip rodo mano praktika, bendraujant su moterim, yra tokios finansinės lubos. 2,5 tūkstančio, 2 tūkstančiai, pas retą, kuria yra 3-5 tūkstančiai. Mes dainam tokią ribą ir toliau nei kaip. Arba jeigu pavyksta tą ribą šiek tiek, kaip sakau, nulaužti, nuimti tas finansinės lubas, po kiek laiko vėl pradeda pajamos mažėti. Arba jos lieka visą laiką toj pačioj riboj, tos pačios sumos lieka, jos nedidėja. Ir tada vėl, kadangi pinigai turi tokią savybę, auga pajamos, auga išlaidos, po kiek laiko mes vėl jaučiam nepasitenkinimą ir vėl negerai, ir vėl reikia daugiau. Tai, kad reikia daugiau, tame nieko nėra blogo, bet kas tame yra? Yra neaktyvuota programa dėl savęs. Net jeigu ir atrodo išoriškai, kad aš tikrai dėl savęs gyvenu. Ir žiūrėkit, kaip jinai pasireiškia. Kaip taisyklė, tai yra ambicingos moteris. Kaip taisyklė, tai yra moteris, kurios nori uždirbti daugiau. Turėti gražius namus, keliones, prabangius dalykus, naujus drabužius, taip, viską, kas naujo, kas gero, kas brangiausio, taip. Kaip sako, jeigu nueinu į parduotuvę, jeigu kažką tai paimu intuityviai, tai būtinai brangiausias, kas tik tai yra toj parduotuviai. Ar yra apie ką, apie kažkurios apie jūs, apie mane tiksliai. Jeigu aš nueinu, jeigu man kažkas gražus, tai ten tikrai nepigiai kainuoja. Ir dabar žiūrėkim. Kaip taisyklė, tos moteris, pas juos reikalavimas irgi, kad vyras irgi būtų toks, siekiantis, sėkmingas, verslininkas, pas daugumą yra taip. Daugumą tokių moterų yra tipinis toksai bruožas, aš vyro neišlaikysiu, man tai neprimtina. Koks čia vyras, jeigu taip, ta prasme, jeigu nesugeba, jeigu koks čia vyras, jeigu nesugeba uždirbti, ir kas žiūrėkit gaunasi. Kad mes žiūrime tokius vyrus, tai čia yra viskas labai gerai, viskas ok. Bet žiūrėkit, kas gaunasi daugumas moterų gyvenime. Moteris nesąmoningai pati pradeda drausti savo uždirbti daugiau negu vyras. Ir jinai pradeda nesąmoningai kabintis už vyro, tarytum už inkaro. Laukdama, kada vyro verslas pagerės, kada vyro pajamos pagerės, galbūt jisai naują kažkokį pradės, kada jis daugiau pinigų uždirbs, žodžiu, kada vyras palaimins, kada vyras pritars, namo statybai, ten dar kitokiem dalykam geresniem, taip, tokių, ko mes norim, tokie dalykai, ko pačios nepasiekėm, mes laukiam vyro pritarimo, arba kad jisai padarys. Taip ir atrodo normalu. Aš laukiu, vyras tam ir yra vyras, kad būtų vyras, taip, kad aš juo džiaugčiausi. Bet žiūrėkim, tol, kol mes pasąmoningai laukiam iš vyro, mes esam tokioj laukimo programoj, laukimo energijai, o ten yra tokia silpna energija. Ir tam visų pirma, kad gauti tai, ko tu nori, mes suprantam, kad man reikia žymiai daugiau pinigų, 2, 3, 4, 5 kartus, tai pinigų. Ta, ką aš uždirbu, neužtenka to. Ir tada gaunasi mentaliniam, jeigu vyras dar daugiau, tada aš dar daugiau, tada 2 mes galėtume. Bet žiūrėkit, ir čia yra toks dalykas, kol moteris laukia, auga nepasitenkinimas vyru. Tada moteris pradeda jaustis nepakankamai svarbi, nepakankamai jo gyvenime reikšminga.
Tada prasideda dar gilesni dalykai, abejonės, o gal jis iš vis nenori su manim gyventi, o gal jis iš vis manęs nemyli, o gal aš jam nereikalinga. Ir kaip taisyklė mano klientės yra jau tokios moteris, kurios antroji santuokoje išsiskyrė daugumoj. Tai va, jeigu kažkurios atpažįsta save, labai gerai suklūskit. Ir tada prasideda, o su pirma žmona tai buvo kitaip, jisai dėl jo statė namą, pirmąjį mašiną pirko, dovanas, o vat pas mus to nėra. Ir prasideda dar toksai užsivėlimas, prasideda savo potencialo slopinimas, tas laukimo, nepasitenkinimo gyvensena. Ir dauguma moterų, va taip, gyvenę, taip, jos pačios turi potencialą, bet tas potencialas miega, jis neišnaudotas. Jos daug ką moka ir joms atrodo sąlyginai, kad aš jau ir taip nemažai padariau, taip viskas ir mano gyvenime tarytum neblogai, aš gyvenu jau geriau negu kiti žmonės, taip mes kartais leidžiam ir ten susitaupyti, ir pakeliauti, išvažiuoti, kaip ir viskas neblogai. Bet va tie nepatenkinti lūkesčiai ir laukimas, kadagi vyras prisidėjęs, padarys, mus slopina ir mes gyvenam kaip užtrauktų rankinių stabdžių. Merginos, ir dabar aš nekalbu apie tai, kad nenorėti, kad vyras uždirbtų daugiau. Aš nekalbu apie tai, kad nenorėti, kad mūsų vyras sugebėtų, kad jis būtų įdomus. Kalba eina ne apie tai, kad išlaikyti vyrą, ne apie tai. Kalba eina tai apie mūsų neišnaudojamą potencialą, nes mes nesuvokiam giliau, kad aš negyvenu dėl savęs. Pas mane ta programa gyventi dėl savęs. Dėl pačios savęs, jinai yra neaktyvuota. Pas mus yra aš tai mano šeima, aš tai mano mama, aš tai mano tėvynė, aš tai mano Lietuva, aš tai mano dar kažkas tai, bet ne aš pati. Ir aš moterim aiškinu, vat, o ką tu dėl savęs grinuolio, vat aš be savo vyro, šeimos, vaikų aš. Ir vat reikia šitą programą gyventi dėl savęs aktyvuoti. Ir tada tau nereikės laukti, nepasitenkinime, daug metų praleisti tame, kad aš negaliu, kažkas pas mus nevyksta, dasivaryti save iki minčių apie skyrybas, kas irgi pas mane ateina moteris ir 80% iš to gyvenimo, vat, apie tai, ką aš jums pasakoju, jos daugumoje daina jau iki to lygio, vyras užknyso, aš nebegaliu laukti, aš nebenoriu, man atsiboda, aš noriu su juo skirtis, jis nieko nenori, aš viską čia turiu vieną daryti, tai panašiai, ar ne? Jisai manęs nepalaiko, jisai nenori, jam per mažai reikia, užsivėlimo toksai kamuolys, ateina tada moteris jau tokiam taške. Tai žiūrėkit, moteris, jeigu jūs suprasit, kad nereikia laukti vyro, reikia įjungti tą programą, gyventi dėl savęs. Taip mes daug girdėjom ir kalbėjom jau apie atsakomybę ir aš pati savo intensyvose kalbėjau taip. Ir ta atsakomybė ir atrodo, aš tai atsakomybę prisiemu, kaip aš neprisiemu atsakomybę. Darbas atsakingas, pareigos atsakingos, namas yra, visą laiką mokiausi, ten kiti dalykai yra, aš čia ne apie mane. Tai žiūrėkit, merginos, ta atsakomybė, ta programa dėl savęs, tai yra. Nesvarbu, ką daro vyras, ką jis nedaro, kaip jam sekasi, kaip jis gyveno praeitį. Tai yra mano atsakomybė padaryti save laimingą, turtingą. Ir nebelaukti iš kitų. Ir aš eisiu ir tą pasidarysiu. Va tada, kai tu tą suvoki, kai tu atidedi visus laukimus iš vyro, tada pas tave aktyvuojasi ta programa, gyventi dėl savęs. Bet aišku, tai turi būti suvokimas dėl savęs. Ir žiūrėkit, aš užduodu tokį klausimą moteriams. Kas tavo gyvenime yra svarbiausias žmogus? Ir moteris gyvena apie tai, ką aš jums papasakojau. Ji ir uždirba gerai, sąlyginai gerai, ar ne? Jei negerai, jai trūksta. Bet šiaip žiūrint sociumo pusę, jinai uždirba neblogai, jinai atrodo gan sėkminga. Ir jai atrodo, aš tikrai viską darau dėl savęs, ką galiu, aš mokausi, pas mane ištisai mokymaisi, kągi aš dar galiu daugiau pas save padaryti. Tai reikia suvokti, kad aš dar neaktyvavau tos programos ir nesuvokiau tos atsakomybės. Padaryti save finansiškai sėkmingą. Ir kaip aš sakau, užsidirbti tokius nepadorius pinigus, kiek tik tai tu nori. Ir nebelaukti iš to vyro. Ir tai nereiškia, kad tau būtinai tą vyrą reikės išlaikyti. Vyras irgi savo ruoštų persitvarkys. Mano gyvenime, mano klienčių gyvenime buvo lygiai tas pats, ką aš pasakoju. Ir tai sustabdė daugybę metų. Nes kaip dar irgi reiškiasi, kaip moteris daro.
Jos pradeda padėti vyrui versle, jos daro verslus su vyru ir tarp kitko labai daug mano klienčių būtent to labai ir nori. Kartu su vyru veiklą bendrą daryti. Ir va tas tave slopina. Tai žiūrėkit, kai kurioms pavyksta tą veiklą su vyru daryti, bet reikia nesikabinti, kad už inkaro, už to šabloninio mąstymo, kad va turi būti tik tai tada, jeigu taip nebus, aš nedarysiu. Ir nebelaukti, o pradėti daryti tai pačiai. O kaip jau su tuo vyru ten rutuliuosis, pagyvensim, pamatysim. Ir noriu jums pasidalinti patirtim, kad mano gyvenime irgi lygiai tai buvo. Aš nesuvokdama atidaviau tą atsakomybę vyrui. Lygiai taip pat irgi mano dauguma moterų, kurios ateina į darbą su manimi, mano programas ateina, jos irgi ateina iki tokio lygio. Noriu skirti su vyru, bet iš tikrųjų nei vienas su vyru dar neįsiskyrė. Kai moteris pradėjo paleido savo programą gyventi dėl savęs, nebelaukti, renesansės santykiuose įvyksta renesansas. Kai moteris, kaip aš sakau, pradeda užsidirbti nepadoriai daug, vyrui belieka akim, kaip sakau, klap ir matyti tame pavyzdyje ir pačiam daryti čia pokyčius, kad reikia kažkokių dalykų. Žiūrėkit, mano pačios irgi istorija, labai trumpai, nenoriu šiandieną įsiplėsti, nes noriu trumpai, lakoniškai pirmadienį. Tai yra penktadienio vakarą, kad neužgaišinti, bet žiūrėkit. Kol aš laukiau ir mano vyro pajamos irgi visą laiką buvo riba. Bet kai aš suvokiau, nesvarbu, kas ten pas vyrą vyksta, aš nebelauksiu. Aš eisiu, darysiu tuos dalykus, kurie man svarbus. Nesvarbu, ką vyras uždirba, kiek jisai ten galvoja, pritars, nepritars. Nes daugumos irgi mano klienčių, kaip matau, moterų yra tokia grupė moterų, kurios daug metų jau užsiema saviugdą, savęs pažinimu, tokiais dvasiniais dalykais, ar ne? Ir daugumoj vyrai tų dalykų nesupranta. Ir čia moteriai irgi atsiranda kažkokia baimė, jisai nepalaimis, jisai nesupras, kaip čia bus, čia, visokių, kaip sakyti, yra tokių abejonių, kurios irgi yra tos pačios programos, prie tos pačios. Apie ką aš jums pasakiau, prie tos klaidos gilesnės ir prie tos problemos, kurią ištaisius, pakoregavus, viskas keičiasi moters gyvenime. Toliau žiūrėkim į tą vadinamą antrą klaidą. Daug metų mes ieškom, taip mes suprantam, kad materialus dalykas, pinigai, viskas yra ok, jie reikalingi, viskas, ko mes norim šitam pasaulyje, ne viskas, bet daug dalykų tų materialių, sofa, lova, rankinukas, mašina, automobilis, viskam reikia pinigų. Iš kažkur viskas nenukris. Tai yra materialūs dalykai svarbus, mes tą suprantam. Ir mes dabar suvokiam, kad to nepakanka. Ir dauguma iš mūsų pradeda jau eiti tą saviugdą. Daugybė webinarų, knygų, seminarų, taip, tas ieškojimas atsakymų gilesnių. Ir žiūrėkit, mes tame pasiklystam daugybę metų. Ir aš nesakau, kad to nereikia. Taip, to reikia. Bet atsakymai, kada mes darom taip, jie yra ieškomi kažkur tai išorėje. Kažkur tai kažkas man duos, pasakys ir tada kažkas tai įvyks. Žiūrėkit, yra praleidžiama viena labai svarbi dalis. Taip, daugumą jūsų žinot, visi atsakymai yra many. Bet čia truputėlį ne apie tai, ką moteris įsivaizduoja, ką daugelio moteros įsivaizduoja. Nes atsakymai many, tai tie atsakymai yra tavo pasąmonėje. Ir iš tos pasąmoninius dalykus tu gali atkasti tik tai iš savęs. Nes visokiuose webinaruose, pokalbiuose, seminaruose, knygose parašytuose įmanoma rasti tik tai bendrinius dalykus, kurie daugumai žmonių tinkami. Bet yra dar tokie dalykai, kur yra tavo individualus. Tai yra tavo tokia individuali programa. Individualus tavo požiūris, kažkokie tai tavo vidiniai konfliktai, kažkokios individualios tavo abejonės, kažkokios tavo individualios baimės, kurios yra tik tai tavi. Ir jeigu tu nežiūri ir ten neieškai to atsakymo, tada tai tame ir yra klaida. Todėl, kad žiūrėkit, jeigu tu nedirbi su pasąmonė, tai yra stop, tai yra klaida. Kodėl? Todėl, kad pasąmonė yra, jeigu taip galim pasakyti, ta riba, tas rubežius, kur susikerta materialusis ir dvasinis. Ir pasąmonė yra ta jungtis. Ir jeigu tu tenai nežiūri,
tada nesitikėk, kad pas tave neateina tų atsakymų. Taip dauguma moterų sako, aš žinau. Aš daug ką žinau, aš tą jau girdėjau. Labai gerai, kad jūs žinot, labai, kad jūs girdėjot, bet klausimas, kodėl? Tai, ką aš kalbu, o jūs žinot, tu negyveni taip, kaip tu nori, o aš gyvenu. Kur yra paslaptis? O tai yra, kad aš tuos dalykus, ką žinau, neužtenka žinoti, reikia suvokti. Ir jeigu tu nežiūri pasąmonę, neateis suvokimas. Neateis tas vadinamas insightas, o toj pasąmonė yra labai daug dalykų. Pasąmonė, vat kaip aš sakau, yra kaip ledkalnis. Viršui yra tavo tas materialusis gyvenimas, kas vyksta, bet iš to, kas vyksta, yra nematoma ta dalis, va toj pasąmonė. Ir jeigu tu nežiūri ten, nežiūri to savo, kaip sakau, vidinius savo asmeninius tarakonus, tos mentalinius, tada nesitikėk, kad tų nėra atsakymų. Ir galim tada eiti iš vieno webinaro, kurso į kitą, skaityti daugybę knygų, video milijonus klausyti ir to atsakymo nebus. Ir tada kas vyksta? Vat moteris kalbuosi ir sako, pas mane toks jausmas, nu va dar vienas kažkoks webinaras, nu va dar kažkokia knyga, va dar kažkas, va kažkas ir ta mano spina atsirakins. Yra pas jūs toks jausmas? Pas mane tai buvo, nes aš 10 metų buvau užsiėmusi saviugdą. Ir atrodo, va dar kažko nežinau, va dar kažko nežinau, va dar kažko atrodo, toks jausmas atsirakins. Kaip neatsirakina, taip ir neatsirakina. Ir kai aš pradėjau po ilgo to gyvenimo, taip kaip jums dabar pasakoju, pradėti suvokti kažkas čia, ne tame, kažkas čia yra, man atėjo atsakymas pasąmonė. Ir tada tos pasąmonės paslaptis man atsirakino. Bet aišku, aš nepaėmiau už tos pasąmonės daug dalykų pati. Man reikėjo žmonių, kurie mane vedė, kurie padėtų išpakuoti. Reikėjo sistemos, bet mes šiandien apie tai nekalbėsim, todėl kad aš noriu su jumis šiandieną pasikalbėti ir parodyti tas klaidas ir tos, kurios norės į tai pasigilinti. Aš darau nemokamą 3 dalių intensyvą finansinio augimo algoritmas. Ir aš pasidalinsiu jame 4 labai svarbiais elementais, kurių nežinodama jūs blokuojat didelius pinigus. Ir mes ten kalbėsim plačiau. O šiandieną eikim prie 3 klaidos. Ir 3 klaida skamba taip. Kad mes norim daugiau pinigų. Mes kartais sugebam tą didesnės, tas vadinamas finansinės lubas nuimti, bet mes ir vėl į jas įsiremiam. Ir klaida yra ta, kad yra neaktyvuota finansinio augimo programa. Žmonės, pas kuriuos yra nedraugystė su dideliais pinigais, dideli pinigai, didelės sumos blokuojamos, nėra finansinio augimo programa aktyvuota ir ją reikia aktyvuoti. Ir tai nėra taip paprasta, nuspaudė mygtuką ir jau jinai aktyvavosi. Ne, ten yra daug dalių. Ir būtent tos 4 elementus, kaip aktyvuoti tą programą, aš su jumis pasidalinsiu, kaip ir minėjau, tame intensyve. Finansinio augimo algoritmas pradedančioms konsultantėms ir esančioms konsultantėms. Konsultantės, kai aš turiu, tai yra tos moteris, kurios konsultuoja. Konsultacijų gali būti įvairių. Ir nekilnojamas turtas, ir kažkokie kiti dalykai, planavimai, ir kaip pasakyti, lietuviškas žodis. Ir tai gali būti konsultacijos ir advokatas, tai gali būti ir psichologijoje, ir mentorės, ir kaučerės, ta prasme, kur tu duodi kažkokią tai konsultaciją žmonėms, kur tavo darbė reikia, kur nėra tik tai fizinės prekės, o ten, kur yra konsultavimas tavo. Tai va tokioms konsultantėms kviečiu tai. Ir dabar dar pakalbėkime apie tą, kaip atrodo, kai finansinės augimo programa neaktyvuota. Tada mes gyvenam ir pas mus egzistuoja finansinės lubos. Ką mes nebedarytumėm, kiek mes diplomų neturėtumėm, ar mes dirbam papildomai, tai yra mes turim atsakingas pareigas ir mes dar papildomai konsultuojam, ar mes dar prisigalvojam įvairiausių veiklų. Taip, tos moteris, kaip aš matau, jom ne problema sugalvoti naują veiklą, jom ne problema ją pradėti, bet jom problema uždirbti daugiau, tas daug didesnės pajamas. Ir jeigu aš seniau kalbėdavau apie finansinį proveržį, tai aš dabar matau, kad to negana. Kodėl? Todėl, kad mes norim gyventi laisvai ir prabangiai. Kaip ir minėjau, pinigai turi tokią savybę,
kad vos tu išeini į naują finansinį lygį, bet dauguma yra esmė, kad jos net negali tai išeiti. Bet jeigu tos, kurios išeina, jos vėl tampa nepatenkintos tuo. Todėl, kad pinigai, išlaidos vėl pasyvėja. Ir žiūrėkit, neaugančios pajamas tai yra antipinigų programa, tai yra trūkumo pozicija, trūkumo programa tavo pasąmoniai. Todėl, kad kaip aš esu jau minėjusi, gal kai kurios pirmą kartą girdit, bet aš rašiau ir daug postų, galit rasti mano sienui ir čia grupėje galit rasti. Egzistuoja tokia antipinigų programa. Ką tai reiškia antipinigų programa? Kai tavo pasąmonė didelius pinigus pripažįsta kaip virusą. Dėl įvairių priežasčių. Nesaugu. Labai dažnai tai yra tokia nesaugumo programa. Dažniausiai tai yra dideli pinigai nesaugus. Ir aišku, yra kitokių priežasčių. Bet viskas, tas, kas vyksta viršui, turi tokį gilesnį pagrindą nesaugu. Nesaugu uždirbti daugiau už vyrą, nesaugu uždirbti pinigų, nes manęs tada nepriims visuomenė ir įvairiausių dalykų. Ir čia yra, kaip aš sakiau, mes turim tiek bendrinius ir turim kiekvienas individualius. Ta reikia rasti, tą reikia pamatyti, suprasti ir su tuo susitvarkyti. Tai va, žiūrėkit. Ir egzistuoja kita programa. Kaip aš vadinu, gausos, didelių pinigų programa. Ten yra visiškai skirtingas gyvensena, mąstysena, veiksmai, suvokimai, įtikėjimai. Ir ten yra programa pasąmoninė, užprogramuota finansiniam augimui. Ten yra nuolat augančios pajamos. Ir kai žmogus gyvena nuolat augančiam pajamom, tada jisai gali tikėtis to laisvo gyvenimo. Gyventi taip, kaip nori. Atsidėti, sukurti pasyvias pajamas. Va taip susikūrėme tie pinigai. Jeigu nėra tos programos, niekada nebus pasitenkinimo. Ir dar, kai nėra tos programos, yra dar gilesni dalykai vidiniai. Todėl, kad žmogus yra užprogramuotas augti, žmogus yra visatos dalis. Pasitas augimas, tas noras, va ypatingai pas tas moteris, kurios, kaip aš kalbu, kaip sakoma, kiek aš save prisimenu, mane domina pinigai. Tiek aš, tiek mano klientės, mes visada norėjom daugiau, geriau ir ne tik norėjom, mes ir darėm dėl to kažką tai. Taip, pas kitus galbūt ta programa iš vis yra mieganti, pas mus jinai yra šiek tiek veikianti, bet jinai nėra pilnai aktyvuota tam, kad būtų savo potencialo išpakavimas, kaip aš sakau, kad tos tavo augančios pajamos taptų norma tavo gyvenimo. Ir tol, kol tu jos neaktyvuosi, tada yra taip, kaip yra. Jeigu tau valios pastangom arba per naują veiklą ir pavyks išeiti, ir vėl bus tos kitos finansinės lubos, vėl kita suma, taip, jeigu buvo 2, gerai bus 3 000, bet ir vėl jie bus 3 ir 3 ir 3. Bet mes suprantam, kad mums neužtenka. Ir ką tada vėl daryti? Vėl apie naują veiklą galvoti, apie kokius vėl stebuklingus dalykus galvoti. Tada ką lieka daryti? Ką lieka galvoti? Apie turtingą vyrą, dar kažką. Vyras čia ne prie ko. Mūsų pinigai, mes viską galim pačios. Ir jeigu mes tą suvoksim ir pradėsim gyventi dėl savęs, aktyvuosim šitą programą, pradėsim atsakymus rasti savy, tuos iš pasąmonės einančius, aktyvuosim finansinio augimo programą, viską mes galim. Mes galim sukurti tokius pinigus, kokius norim. Mums nieks nedraudžia, bet reikia su tais dalykais susitvarkyti.